Jebadabadu, ahau visiems. Senokai vėl miške buvau, bet kojos pačios neša. Tai ką šį kartą? Esu užpelkėjusiame ežere, kuris yra vidury miško. Bandysiu žvejot ir tuo pačiu stovyklaut. Girdėjau kalbas, kad šitą ežero karosai yra akli. Jau pradeda patikt. Tai tikrinsim šitą faktą. Tada žmonės sako, kad čia nėra dugno. Pamėginsiu kokį pagalį kišt pažiūrėt. Pirato akį įsikepsiu. Jeigu pagausiu kokią žuvį kepsiu. Dar papasakosiu faktų apie šitą ežerą. Ir tikiuosi nesimaudyti lietuje. Tai šiandien kuprinė ant pečių. Rankai meškeris. Truputį nauja tema. Šiaip mažai žvejau savo video. Dabar atvariau 2 dienom į tokį, o ten žmonės šviečiasi. Ir ten yra ežeras, bet tas ežeras yra visas užpelkėjęs. Visi krantai linguoja ten, visą kitą. Tai pažiūrėsim, kas ten gero. Šiandien pagrindinis dėmesys bus žvejybai, aišku ir stovyklavimui. Turiu daugiau neįprastai visokių manatkių. Daug neštis, toli nuo mašiną šiaip nejau. O privažiavau tai va tokiais bandakeliais, balynais. Orai tai ne patys geriausi tokie pasitaikė. Tai lyja, tai nelyja. Gal išvažiuosit. Tai apie tą ežerą eigoje papasakosiu. O dabar keliaujam. Tai šiandien tiesiog statysiu palapinę, nekonstruosiu jokio būsto dėl 2 priežasčių. Su pirma, tai saulė šviečia, tai lietus lyja, bet ne tai man baisiausia. Aš prie ežero pelkinio ir čia yra daug uodų. Tai po tentų gali tekti nemiegoti visą naktį nuo nuolatinio zvimbimo bei kandimo, tai pastatysiu palapinę. Kitas dalykas, labai nedaug erdvės čia, nes ten, kur miškas yra sausesnis, jis tiesiog iškirstas. Čia, kur aš įsikūriau, šiaip mažai erdvės ir jau ten prasideda šlapė. Ten už 8-7 metrų viskas šlapė. Tai man va šita tik tai vieta yra, kur aš galiu kažką pasistatyti. Visur kitur pakankami džiunglynai, jovalynai visokiausi. Nu, biški bus šakų, jeigu sugalvos laužą užsikurti ir biški erdvės daugiau. Nu, uodai tai yra kanda. Nu, aš nelabai bijau, bet tiesiog tas zirzimas mane labiau nervuoja. Šiaip man tai kandimai tai ten. Tam kartai. Statom palatę, kol lyt nepradėjo. Čia taip blemba visur. Neveltui su guminiais batais. Miegosiu tokioj drėgmėj juodai. Neatsimenu, kada palapinį miegojau, šiemet pirmas kartas. Pradėk statyti palapinę, pradeda lyti. Kuoliukai realiai jokios prasmės neduoda, kaip į, nežinau, kaip į minkštą buzę kažkokią pliurpt. Nu va, palatkę pasistačiau, spėjau daiktus biškį vidų susimesti. Čia toks bus gyvenimas. A dabar reikia eiti pažiūrėti prie ežero, kad ten gera. Šiaip nežvejau kokį 20 metų aš jame. Iš vaikystės kažkaip neatsimenu. Karosiukai nedideli gal būdavo, kažkas tokio. Šiaip tai žvejų takai numinti. Čia tokia jau visiška pelkė aplink ežerą. Kažkada bebrai gyveno.
Nu va. A čia ženklai, kad yra rimtų žuvų. Skūsta darinėta, žvinai nemaži. Va dar. O, žvejota, žvejota. Čia aš jau pasidėjęs savo džemperį. Daiktus irgi atsinešęs, bet tai užtrypta gerai čia. Nu va. Vidury miško. Ežeras. Daug metų nebuvęs. Atsibastydom čia. Mano kaimas už kokių vos ne 10 kilometrų. Tai retai mes tiek atsibastydom, bet kartais ateidom vaikai. Kažkada bandėm žvejot. Man atrodo, kad čia buvo maži karosiukai. Nors dabar ten žvynų mačiau, tai gerų. Ir prieš kokius 2 metus kalbėjau su žmogum, kuris sakė, kad čia gražių karosų pagaudavo. Ir jis man sakė tokį faktą, kad atseit šito ežero karosai yra akli. Tai va šitą noris ir patikrinti. Realiai dėl to čia ir atvažiavau patikrinti, ar tikrai taip gali būti. Gaudysim didelę žuvis. Tikiuosi. Gylio tai iš vis nėra. Gal 30 cm yra, daugiau tai nebus. Turiu pašariuko visokiausią. Likučių nuo senesnių metų. Tiek, kad čia baisiai nepatogu viskas. Dzikai. Šiaip man bene labiausiai patinkantis kukurūzai tai yra va tokie va. Nežinau, šitų daugiausiai pagaunu. Čia Trapper firmos, vaniliniai. Komiformas. Dar komiforma. Šitas kukurūzinis. Vanilės būtinai. Knapių sėklų reikia dėti. Čia skystas papildas. Biškį pilsiu, nors čia karšiai rašo, bet šitame ežere karšių tikrai nėra. Čia yra boosteris. Kažkaip per skonis net nežinau. Sweet, saldus kažkoks. Na, čia turi dar pašarų, porą pakelių. Tuos reikia supilt. Ir šersim, versim. Žiūrėsim, ką pagausim ir pakepsim. Čia marcipaninis kažkoks. Kvepia tai. Sėsčiau ir atrodo valgyčiau. Nerealu. Nu šitas irgi. Ai, nesau, kaip skaniai kvepia. Tai kadangi dugnas skystas, dumblas, tai aš net nedarysiu gundzulų. Pamėginsiu va tai va. Arba labai tokius lengvus gunzuliukus. Nu, man labai įdomu, kas čia per žuvį šitame ežere. Kad karosai tai 100% turi būti. Bet čia buvo toks vyriškis atėjęs, kai čia pakavausi daiktus. Atėjo irgi tik pažiūrėti, jisai sako. Tai sako, prieš kelis metus žvejoti dar ir raudės kybo čia. Mailiaus ant paviršiaus matosi, tikrai judesio. Kažko yra, tai dabar biškį luktelsiu. Persviniuosiu val vienai meškeriai. Ir pradėsim žvejoti. Senai žuvį buvau pagavęs. Šiaip noriu žuvies. Išsikept.
bėga. Nu ką, aš čia pasidėjau kokį pusvalanduką. Vėjas tai pakyla, tai nurimsta, bet vieną raudykę pagavau, vieną nutrūko, viskas. Nieks nekimba dienos metu. Tai galvoju, reikia įsipjauti kokį pagalį ir pamėginti pažiūrėti, kur šitas dugnas. Sako, kad čia jo pasiekti neina. Kiši tipo visą pagalį ir jisai visas lenda. Tai va, įdomu pasidarė. Iki vakar, gal kaip vakarop, gal kažkas pajudės tą žuvis, nes kol kas tai čia nieko. Gal vietą blogai surinkau. Bet tiesiog ėmiau vietą, kur būtų erdvės, kad galėčiau biškį kamerą susistatyti. Čia toks vyriškis atėjęs pasakojo, tai jis sako, kitą galą eidavo. Ten gerai būdavo. Bet visada kažkam kažkur kažkas būdavo. Visada gerai ten, kur mūsų nėra. O čia kažkas pajudino. Mažyliukai tampo dziką pagavę garantuotai. Nu, matosi žmonės kaip ir padorų žvejoja, rūpinasi aplinka. Radau pagalį. Nu, kokie 4 metrai bus. Gal daugiau. Reikia pamatuoti. Maždaug. 1, 2, 3. Jo. Panašiai 4 metrai. Nu, einam žiūrėti. Aišku, būtų labai gerai pačiam neįsimaudyti čia. Pažiūrėkit. Eik tu sau. Ir dar jis ten smigto. Nu, tik tiek tie liko išlindęs. Kosmosas kažkoks. Lūpsiu atgal. Fū, kokia dumblinė. Kažkoks šliukštus toks šviesiai rūdas kaip š. Nu va, 4 metrai dar būtų, dar kištum. Galėt kas nors tą dumblą iš dugno išsirpti, sako, ant ūkininkų laukų yra. Gerai, gera trąša. Ežeras atsigautų. Dabar gilis va toks va. Nu, čia 30 cm, maks 3-5 gal vietam. Aš tokiam karjerę prieš porą metų karosus gaudau, ten gerų pasigaudau, bet vat, ką noriu pasakyti. Iš vakaro, tai gal tik vieną karosą buvau pagavęs. Viskas rytais. Ir ryte iki kokios 6 valandos būdavo ryto. Nu, va, tai čia dedu viltis rytoj rytą. Sumaunu kokius 6-7 dzikiukus, tai va, liko 3. Po vieną mažykės nučiulpė. Ten vat, anam ežero gale. Ten šitas ežeras šiaip yra, čia visa tai, kad gilis tik tai toks, tai padarė melioraciją, nes ten yra kanalas, per kurį vanduo nubėga. Aišku, tas kanalas užžėlęs, visas kitas, jį dar aš ir drybęs kažkada buvau, nes jis kaip pievutė tokia, bet ten skystas po jo apačioj dumblas. Seni žmonės pasakodavo, kad čia buvo lydekų, visokiausių žuvų, ešerių, visko. Ir po vienos šaltos žiemos, kai nutirpo ledas, visas tos plėšri žuvis, kuojos, kas čia dar gyveno, visas pakrantės buvo pūvančios. Ir nuo to laiko čia liko tik tai karosai. Ir dabar vėl kažkaip raudikių užsivysė. Šitas gal mažiau reikės degoniai, tai jos čia kažkaip išgyvena. Vargiai čia su tuo kibimu, tai bent jau graži vaivorykštė nušvyto.
Tai žuvies tikrai yra, maudosi čia, taškasi, bet kibimo tai ne. Papuolė vienas, bet nelabai didelis. O, koks draugelis. O čia tas geltonas. Ant batono. O, anas buvo geltonas, šitas baltas. Bet normalus karosas, čia tos kalbos apie kažkokius tai aklus karosus, visiška nesąmonė. Normalus karosas, sakim su visko. Nu toks, kokie 300-400 gramų bus. Ryt kepsim, šiandien jau nekepsiu, rytoj kepsiu. Nu ką, šiandien gana, sakyčiau, pasėdėjau 10 valandų. 2 karosus pagavau ir 1 raudę. Po to dar papasakosiu, kokios čia man nesėkmės ištiko. Šiaip žuvis maudosi, vartosi, tikrai yra. Uodai tai irgi kosmosas. Einu dar laužiuką, užsikursiu, sušilsiu. Gana čia. Beržo tošis. Nu ką, vakarienį kepsiu pirato akį. Senai labai valgiau, norisi paragauti. Va koks langas į gamtą, ar į kur čia. Nu gerai, 2 pasidarysiu. O. Turiu kiaušinių, bet dar turiu būtinai česnako. Bent jau pas mus pirato akis turi būti būtinai duona pakepta įtrinta su česnaku turi būti. Aš augęs Panevėžio krašte, pas mus pirato akis, bet gal kažkaip kitaip dar vadinama kitose kraštuose. Būtų įdomu sužinoti. Rašykite į komentarus, ką žiūrės, nepasikuklinkit. Nu, dedam keptuvę.
Čirška dalykė. Nu va, išėmiau duoną, tai dabar ją reikia įtrinti su česnaku. Čia antra jau kepa. Biškį druskos pavariau. Nepasiėmiau jokios lopetėlės apverst, vat kas blogiausia. Sulūžo mano pirato akis. Kas čia gavosi? Nesąmonė. Žodžiu, dedu ant lentutės. Košę valgysiu. Duonos ir kiaušinio košė. Kas man gausi iš pirato akies. Įdėjau kept kitą, o šitą bandysiu valgyti. Nesąmonė. Nu, bet skonis geras. Česnako daug. Nors druskos privariu belia kiek, bet visai gerai čia. Antras kep. Nu, su šituo neskubėsiu, matysiu, jeigu gerai apkep. Nu, nesiseka šį kartą. Doras į laužą įkrito. Nu, šitą neturėčiau valgyti kaip kažkokie tai pakliopkė. Ten su tuo pirmu padariau klaidą, kad per trumpai duoną pakepiau. Tiesiog nesukėtėjau. O, šitas kai gražiai vartosi. O, koks gražus gausi. Namie toks skanus nesigauna pirato akis. Nu viskas, susipakau į miegmaišį. Nevykus diena. Nei pirato akis čia man pavyko ta pirmoji, antra tai gerai, nei ten su tom žuvim. Ir dar atsitiko vienas dalykas, bet aš noriu dienos šviesoje apie jį pakalbėti. Ir visiškai nejuokinga. Ten filmuoti jau nefilmavau, nebebuvo kada. Tai tik tai parodysiu pasiekmes. Nu viskas. 1 valandą beveik nakties, 4 kelsiuosi, tai gal reikėjo iš vis neit mėgoti, nežinau. Labą rytą. Biškutį pramėgau, 5 ryto dabar, beveik. Bet vakar labai nusivėlino. Pradedam nuo tokių. Jeigu visi tokie būtų, tai būtų super. Oi, nesakas gražuolis. Apie pusę kilo gal sakyčiau. Ant slieko šitas. Lietuviškas auksinukas papuolė. Šitie biški mažesni auksiniai. Pagavau du tuos. Tai tie auksiniai po kokius gal 300 gramų. O sidabriniai tai taip apie 400, apie pusę kilo. Bet jau kai kimba karosas, tai klausimų nėra. Plūdi ir nuvažiuoja.
Net nemačiau, kai kybo, sakau, permesiu. O papa, žiūri, yra geltonas, gražus. Šitie patys gražiausi geltoni. Jau pradeda patikt. Baltas šitas paėmė ant batono. Biški mažesnis negu anie balti, bet toks 300-400 gramų. Šeštas jau gal koks. Čia geras papuolė. Tas didžiausias bus ant batono. Šitie sidabriniai, jie didesni, gerokai. Biški iškrito. Va. Slieku susigundė, nušaunu. Man čia pradeda patikt, o vakar jau gau, kad čia daugiau gyvenime nebevažiuosi. Faina, kad slieką po biškį ima. Čia vakar žmogus atvažiavęs pasakojo, tiek ant batono ir ant nieko kito. Kokius 4 pagavau turbūt ant zaiko, 2 ant slieko ir gal 3 ant batono. Va tau ir tik batonas. Snarplio meškerės, eina savo. Geltonas ant slieko vėl. Bet snarplio meškerės, brač sukabina 2 meškerės. Ajajaj. Bet šitas koks gražus. Nedidelį geltonį kažkodėl. Įsilijo juodai, reikia pakuotis gana pusę 10. Užteks čia man tų karosų.
Senai ant pabaigos turi susinarplioti viską per lietą. Žodžiu, kol susipakavau ir lyg nustojo, tai reikia traukti pažiūrėti, ką čia gerą prižvejojom. Nu, biški yra, neblogi karosai. Tokį vieną iškepsim, o kitus gal šeimynai parvešim. Karosai šiek skani žuvis. Na, biški išversti, pažiūrėsiu, kas čia gero. Kokie čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 karosikų. Vieną raudikę įsipainiojo. Nu, vieną karosą valgysim. Reikia išsidarinėti. Matau, lietus vėl ateina. Patį baltą paėmiau, bet patį kudžiausią. Šiandien laužą jau nebekursiu. Šlapia. Pusičiausiai reiks pakuotis namo. Tai ant primuso. Kėpsiu. O, pasidariau tokiais gabaliukais, pasprieskuniuosiu tuoj. Nu va, miške galima išgyventi su žuvim. Aišku, aš čia moderniai su 3 meškeres turėjau, bet ir su viena būtų galima pagauti, tik tai tiek, kad reikia turėti pašarą. Kitaip komplikuotai. O jeigu ne, tai tada reikia tiesiog pataikyti panosį pakišti karosui. Kadangi ežeras karosų mėgėjams yra žinomas, tai buvo atvažiavę bent porą žmonių. Šiaip aš galvojau, kad jie važiuoja žvejot, bet jie tiesiog atvažiuoja pažiūrėti, ar kas žvejoja ir ką pagauna. Tada vienas vakar buvo atvažiavęs, pažiūrėjo, kad žvejoju. Sako, aš atvažiuosiu rytoj pažiūrėti, kaip tau čia sekasi. Nu ir atvažiavo šiandien ir pamatė, kad aš 10 karosų ištraukęs. Tai viskas, jau pakuos meškerės ir važiuoja žvejoti. Kodėl jie taip daro? Kodėl jie nevažiuoja iš karto žvejoti su meškerį, buvo važiuoja žiūrėti? Nes buvo šalta žiema, gylis toks. Ledas buvo turbūt beveik iki dumblo. Tai visi galvojo, kad išdrėsiu žuvis. Nu, vieną partiją krapštum lauk, bet česnakai tai visi sudegė. Nepavyko. Nu, su karosais tai viena bėda, kaulų labai daug. Daugiau kaip viskas gerai. Tai žodžiu, paskandinau vakar savo Sony kamerytę. Tai nežinau, svarbiausia, kad nežinau, kiek laiko vandenį prabuvo. Atvažiavo čia tokie žmonės, pradėjo kalbėti, kaip sekasi žvejoti. Nu, pradėjo man sakyti, kad ant batono geriausiai čia kimba. Sako, neturiu aš to batono. Sako, jį turiu mašinai. Sako, vat, einam, duosiu. Kamerytė stovėjo ant kranto, nueinu, pasiemu batoną, dar keli žodžius pašnekėjom, pareinu, žiūriu. Trikojais ant kranto, o visa galva vandenį įgriuvus. Tai va, čia yra mano Sony kamerytė, viskas išardyta, viskas atidaryta,
kas tik tai gali būti. Nežinau, veiks, neveiks, reiks džiovint dabar. Kokią savaitę džiovint, kur ant saulės atokaitos ir dar turbūt vežti kokį servisą, kad, nežinau, šardytų, pažiūrėtų, ar nėra nerūdyja, nesioksiduoja kas nors. Reiks pradėti pakuotis viskas. Kaip čia šiandien gavosi, taip gavosi, reikia važiuoti gelbėti kameras. Palatkė tai žiaurus bardakas, viskas sumečiau, viskas visur šlapė. Lapinę džiovinti irgi reiks. Žuvis vešiu namo, pagalvojau. Retai žvejoju, žuvį mėgstu, tai nuostolių didelio nepadarysiu čia. Nežnesku, gražiai viskas, kiaurai šlapė. Nu ką aš galiu pasakyti, komplikuotas žvejybinis stovyklavimas gavosi. Nu reikia tikėtis, kamera atsigaus. Tam kartui tiek. Gavosi kaip gavosi. Jeigu veiks kamera, gal vaizdų bus geresnių. Ai, ir dar, jeigu kažkam patinka, ką aš veikiu, pasubscribekit kanalą. Man tai bus papildomas impulsas toliau kažką daryti. Ir dar parašykit kokį nors komentarą. Gal kažkokių patarimų, ką nuveikti, kas būtų įdomu. Gal kažką ne taip darau ir kažką kitaip matot, kad galėčiau daryti. Visokias idėjas, patarimai, taip daug dalykų nuo jūsų žinau. Va, dabar viskas jau. Iki.